Kalbant toliau apie išvaržas, jeigu mes turim išvaržą 4 mm, tarkim, juosmeniniai daly ir 4 mm išvaržą kaklinėje dalyje, taip irgi dažnai pasitaiko. Tai juosmeniniai daly tie 4 mm, jie gali jaustis, gali nejaustis. Duok Dieve, kad nesijaustų, bet tvarkyti reikėtų. O 4 mm kaklinėje daly jau yra labai skausmingi, problematiški ir kelia diskomfortą, kadangi slanksteliai yra žymiai mažesni, tarpai yra siauresni ir tie 4 mm jau kelia tikrai rimtą diskomfortą. Kada žinot, kad yra išvarža? Kada jau jaučiame tirpimą. Jau kada yra tirpimas, tai reiškia, kad užspaustos mūsų nervinės šaknelės, negaunam inervacijos ir tada jaučiam ir tirpimą ir aišku ir skausmą. Kakliniai daly taip pat. Visi kaklo slanksteliai, kurie yra kakle iki C7, iki to, kur labiausiai atsikiša, visi jie keliauja į rankas. Krūtininės dalies jie keliauja daugiau į vidaus organus, o juosmeninės į kojas ir toliau žemiau esantis į šalinimo, lytinius organus. Grįžtam toliau prie kaklinių slankstelių. Ir čia matom dar yra tokie tarpeliai. Čia nėra muliažas suvertas kažkokiu raudonu gražiu plasmasiuku, tai rodo, kad jie skiriasi nuo kitų slankstelių tuo, kad yra tarpeliai, per kurias pereina arterija, kuri maitina smegenis. Ir kaip mūsų organizmas baisiai įdomiai sutvertas, kad jeigu tos kažkaip tai būna arterijos užspaustos, prispaustos, smegenys vis tiek gauna maitinimą. Ten viduje yra viliaus žiedas, kuris taip pat aprūpina ekstra atveju smegenis deguonimi. Taip, kad mes dėl to iš karto nemirštame, bet jaučiam diskomfortą. Taisyti, tvarkyti būtina. Ir geriausiai tai daro nuolatinis padėties keitimas, nuolatinis judėjimas. Kuo daugiau judėsim. Tik tai noriu pasakyti, sportas ir sveikata tai iš vis neturi nieko bendro. Judėjimas, buvimas gamtoj, ypatingai spartesnis vaikščiojimas, kada mes vaikštom būtų pageidautina, kad kuo nelygesnis būtų paviršius. Gamta geriausia užlipti, nulipti, šonu paeiti, kitų šonu. Tada dirba daugiau raumenų grupių. Bėgioti asfaltu nepatariu. Apskritai su bėgiojimu irgi. Norint pradėti bėgioti, tai reikėtų prasitestuoti, ar visi jūsų sąnariai tam yra paruošti, ar jie pakankamai mobilus, tie, kurie turi būti mobilus, ir ar stabilus, tie, kurie turi būti stabilus. Tada galim tik tai pradėti bėgioti. Bet šiaip bėgioja kanopiniai gyvūnai, tai žmogui siūlau nepersistengti.